2013 m. gruodžio 10 d. Strasbūre lietuviškų renginių savaitės kontekste, užbaigiant Lietuvos pirmininkavimo ES tarybai pusmetį, įvyko koncertas klausantis Milošo. Strasbūro scenoje Saint-Pierre-le-Jeune bažnyčioje koncertavo senovinių instrumentų violių ansamblis Previs, atlikę šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūrinius. Įkvėptus Česlovo Milošo bei baroko ir renesanso kūrinius iš LDK muzikinių šaltinių. Saint-Pierre-le-Jeune bažnyčia pasirinkta neatsitiktinai. Joje yra freska vaizduojanti Lietuvą tarp kitų Europos tautų kelyje prie kryžiaus. Lietuvių istorikai jie žvelgia ne tik kaip į Europos krikšto istorijos personifikaciją, bet ir plačiau kaip į ankstyvą simbolinį Europos vienimosi atvaizdavimą, kuriame Lietuva pirmą kartą vaizduojame kartu su kitomis Europos tautomis. Lietuva paskutinė krikščioniškoje Europoje, bet ne paskutinė Europos idėjos apmąstymuose. Projektas klausantis Milošo sukurtas Lietuvos ir Lenkijos kūrėjų bendromis pastangomis, minint poeto 100-asias gimimo metines. Česlovo Milošo kūryba ir poetui rūpėtas temas savitai apmąsto šiuolaikiniai lietuvių ir lenkų kompozitoriai. Šie tiesioginiai Česlovo Milošo inspiruoti kūriniai perpinti su renesanso ir baroko muzika. Koncertų įžanginį žodį tarė profesorius, europarlamentaras Leonidas Donskis, pristatęs klausytojams šį didįjį lietuvių ir lenkų poetą ir paraginęs įsiklausyti į Česlovo Milošo kvietimą matyti Europą kaip tėvynę, gimtinę ir siekti jo iškelto idealo, mokantis suderinti liberalųjį patriotizmą su kitomis tapatybės formomis. Paklausykime baigiamojo koncerto kūrinio poeto sūnaus Anthony Milošo kūrinio apie angelus, jo fone girdime poeto balsą.